21 metai Audi Q5 Quattro 2 litrai. Liepos 27 bus aukcionas, Prestige komplektacija hibridė. Prestige komplektacija ant Q5 labai būna retai. Dažniausiai būna Premium arba Premium Plus. Kaip matot, baltos spalvikė, 4 varomi ratai, gavęs į priekį. Matot detalių, aš jums prieisiu parodysiu. Yra ir bamperis, ir posparniai, ir lempa. Taip, pasižiūrim, priekis galas yra partronikai, čia nuimta apdaila nuo slenkščio, juodas saloniukas, medžio apdaila, užuolaidėlės, viskas kaip priklauso. Pažiūrėkit, salonas kaip naujas, šildomos sėdynės, didelė panorama, šviesios lubos. Čia atrodo, kaip nebūtų niekas sėdėję, pažiūrėkit, ir kilimai kokie švarūs. Bang & Olufsen aparatūra. Sakau, Kevra, čia žiauriai bus gera komplektacija. Prestige yra žiauriai reta ant Q5. Biškai pamraižytas veidrodėlis. Rekardinės geros sėdynės. Čia biškai sparnas lenktas, tai nenoriu eiti per čia. Matot, sparnas paės. Čia biškai per stoikę gavęs. Kapotas. O pažįsta yra priekinė dalis. Balkis. Radiatoriai. Gali būti irgi prakiūrė, neaišku, išbėgė nieko nėra. Bet matot, trūksta lempų. Mušimas nėra didelis iš tikrųjų. Viena lempa yra sveika. Michelin geros padangos. Projekcija netgi ant stiklo turi kaip 5. Mat yra loto numeriukas, kas pastatyta už šitą automobilį. Mačiau, kad nėra nieko. Kaip minėjau, juodas salonas, geras, žiūrėkit, sėdynės rekarinės, šildomas, šaldomas, netgi šildomas vairas, wow. Projekcija. Jo, čia rimtas automobilis, žinokit, Hebra. Belaidis pakrovimas, knygutės, automobilis užsiveda lengvai. Varikliukas dirba irgi gražiai, pašalinių garsų kažkokių tai negirdžiu nieko. Čia kas dega, na aišku, priekis daužtas, tai savame aišku, bet labai tvarkingas automobilis, matos, kad buvo tikrai prižiūrėtas, geras rekardinės sėdynės. Ar begai dega, bet ir begai nėra iššaudę. 42 000 mylių rida. Aparatūra gerą turi, viską, nu jo, tvarkingas šio automobilis.